Pateiksiu pavyzdį. Prieš 2 dienas kažkas Facebook'e rašo, idėja ten tokia. Aš iš 3 vaikų, čia mergina rašo, aš negeriu. Mano brolis biški buvo užlipęs ant kamščio, bet dabar jau mažiau. Bet yra pati jauniausia sesuo, kuri geria totaliai, turi vyrą alkoholiką. Nu ir natūralus klausimas. Klausimas toks, ar tėvai turėjo tą pačią problemą? Turėjo. Bet kokią įdomią frazę pasakė ta mergina. Jinai pasakė taip. Aš visą gyvenimą, kai mes mažiai augom, sako, galvojau, kad ta jauniausia sesuo niekada neturės su to problemų. Dėl ko? Jinai buvo ta, kuri labiausiai šokinėjo ir sakė, tėvai, kodėl tu geri, mama, kodėl tu geri, ant visų. Ir pas ją tiek to pykčio buvo susikopę, būtent ta tema, kad tėvai geria. Jūsų, kaip čia pasakyti, santuoka arba antra pusė yra sudaryta iš 2 dalių. Pirma dalis tai yra, ką jūs per partnerį kompensuojat, kaip tai reiškia. O žmogus, kuriam labiau trūksta pasitikėjimo savimi, jisai susiras partnerį, kuris nebijo gyvačių. Ta prasme, kuris yra drąsesnis. Vienas momentas. Kitas momentas. Kita pusė savybių pas jūs yra kompensacinės. Pavyzdžiui, pas tėvą kažko nekenčiat, jūsų partneris tą savybę turės. 100%. Ir pateiksiu kitą pavyzdį. Viena mano klientė sako taip, mano tėtis gerdavo penktadieniais po darbo, tarybiniai laikai, su kolegom, nieko baisaus. Tada jisai išėjo pensiją, jisai gerdavo vienas pats penktadieniais, šeštadienį būdavo pagerio, sekmadienį būdavo aritmija. Mergaitė sako, mergina jaučiu, moteris, jinai sako, pas mane natūraliai įsivystė neapykanta alkoholikams, nes mano visi savaitgaliai buvo sušikti. Atspėkit, kas buvo jos pirmas vyras? Tada, pris studijų. Ja. Ne, logika paprasta. Ir dabar žiūrėkit, kas yra šventasis žmogus? Tėvas Stanislovas, dar kažkas tai. Šitas žmogus neturi pretenzijų niekam. Bet ne ta prasme, kad tai pasakė. Jisai nuoširdžiai praėjo tą visą kakutį ir pasakė, aš tikrai visiems atleidžiu. Ir va tas atleidžiu, ta prasme, arba dar kitaip tai vadinamas paleidimo mechanizmas, nesvarbu, kaip tai bus padaryta, bet esminis dalykas yra toks. Bet kokia jūsų pretenzija jums grįžta. Kuo didesnė pretenzija, tuo didesnis kakutis laukia. Nekenčiat alkoholikų, tada nekenčiat kažko, tada, dar linksmesnė istorija. Klientė Panevėžy sako, šnekam apie tai, kas ten pasient veido, bla bla bla. Ir jinai sako, žinai, sako, aš radau savo dienoraštį, kur mergaitės rašo 12 metų. Ir ten pas mane parašyta, mano vyras niekada nebus Tomas. Skliaustai atsidaro, Tomas yra pats šlykščiausias vardas. Skliaustai užsidaro. Tada, ir aš niekada gyvenime negyvensiu Panevėžy. Atspėkit. Vyras Tomas ir jinai iš Panevėžio. Tadam! Va, liaudį yra posakis. Nespjauk gersi arba dar kitaip nesakyk kažko tai garsiai, nes automatiškai sugrįž. Va, rusų kalboje yra geras auknica. Tai vat būtent auknica, ta prasme, kad kai tik jūs kažką teigiat ir kuo daugiau tame teiginyje yra kategoriškumo, tuo labiau gaunat per ausis. Ja? Tai nemanau, kad įmanoma patapti šventaisiais per vieną